BetSafe. Lažybos gyvai. Dar kartą sveiki visi Sport1 žiūrovai, sveikiname su jumis iš Prienų sporto arenos ir visai netrukus čia prasidės antrasis pusfinalis tarp Kauno Vyčio ir Vilniaus Turbo Transfers komandų. Prienuose žaidžia Kauno Vytis savo namų rungtynes. Na, turbūt kol kas rungtynių pradžia nieko nestebina. Čia Leandro, dar vienas smūgis ir Marius Šalkauskas liečia kamuolį. Nebus tikrai daug. Aišku, kaip salės futbolas dinamiškas, tai tikrai bus visko, taip negali sakyti, kad nebus. Bet tikėtis ar į transfer market kažkokias kainos ir aiškus nugalėtas, bet dėja taip nėra. Čia klysta Albertas Vaskunovičius, pabandė greitą ataką surengti Vilniečiai ir viskas baigėsi dar vienu smūgiu link vartų. Besigindamas kažkur aukščiau, tai dar yra laiko ištaisyti, tik be abejo reikia jas taisyti tas klaidas. Tai... Čia dar viena pavojinga situacija. Tai yra puikiai vadovauja ir kaip žaidėjas, ir kaip žmogus, ir kaip turbūt simbolis Vyčio, tai yra tikrai, aišku, tos kelios rungtynės, kurių žais. Čia Lukas Endžiko link. Siūstas kamuolys, Aivaras Meškinis kontrataka, pats Meškinis bando smūgiuoti ir vėl. Kažkur tai galima smūgiuoti skersą kamuolį į vartų pusę, o ten jau gal įmuš savi, gal svetimi, patiems tikslams, ką minėjau aukščiau. Na taip, čia ir vėl labai greitai keičiasi Edvinas Mučinis, o čia štai taip į vartų konstrukciją Lukas. Du skirtingi atvejai, jeigu pataupyti jėgas ir priešininką, čia klaida. Ir priešininką pavarginti labiau, tai galima anksčiau naudoti, o kaip demonstravai visą sezoną ir sieki pergalės. Ir tik tai tokios komandos turbūt gali pasiekti ir galimi, bet tikrai ne šiuo atveju. Jis kažkoks tai gal su Inter kaip žaidė, tai galbūt kažkas gali būti. Ir čia Gulbina šansas. Nesikeičia ir toliau, bet kaip matome vėl. Čia klaida ir gali būti labai pavojinga. Lukas Endžikas, jo smūgis ir aukštai virš vartų. Kadangi to laiko nėra likę tiek daug, tai... Čia kontrataka. Smūgis į vartus ir įvartis. Štai taip, Edvinas Mučinis. Tik norėjau sakyti, kad klaidos kaina yra labai didžiulė ir nespėjau pasakyti ir jinai yra didžiulė. Tai... Dar kartelį ši situacija mūsų ekranuose. Na ir dabar labai atsakingas momentas Vilniaus Turbo Transfers komandai. Iš karto griūna gynyba ir nėra įvarčio. Dabar teks... Na, vėlgi, tai yra ir turbūt profesionalumo požymis, kad reikia atsigręžti. Zagurskas į kraštą Eduardo. Kleitonas, jo smūgis ir... neišnaudoja. Vilniaus Turbo Transfers komanda pasiekė tą pirmąjį tikslą viską perkelti į papildomą laiką. Na ir pagaliau tas pratęsimas. Nekilo į galvą, bet jisai be abejo irgi yra aktualu. O čia štai taip, vos prasidėjus pratęsimui, Kauno Vytis išsiveržė į priekį. Kleitonas 16-asis numeris sezono metu, viduryje sezono prie komandos prisijungęs. Bando keistis Radavičius. Bando keistis, taip. Ir čia labai greitai subyra Turbo Transfers. Kleitonas antrasis, jo įvartis, dublis ir Vytis, na dabar jau labai dideliais žingsniais keliauja į finalą. Taip, bando keistis, bet automatiškai ir, kaip čia pasakyti, nenumetė turbūt gynybos į antrą vietą, kas atrodytų Meškinis į kraštą, čia šansas. Buvo gera tikrai galimybė ir čia jau, bet ko gero, kad bus 3. Ir Lukas Endžikas, na va, geri žodžiai Lukui Endžikui. Lukas Endžikas, dežavų Inter į tą pačią deviniukę. Na, tik ten buvo dar ir vartininkas vartuose. Nu ir čia buvo. Na, bet pusiau. Liūdėkim, kol visko neįvyko, tai kaip čia pasakyti. O čia ir ketvirtasis įvartis. Čia, kaip žinot, yra gera dovana, tokia, nelengva, tokia neužtikrinta, nepaprasta. Gera dovana, pasirūpino komanda, kad būtų atkaklus, smagu ir būtų ne tik tai vienas Vytis, bet daugiau tokių Vyčio atsirastų mūsų futsal padangėje.
Čia štai taip, Lukas Sendžikas. Jo dublis šiek tiek kuriozinis galbūt įvartis, bet čia jau vėlgi, turbūt kažkas pamatęs tiesiog rezultatą. Dar kartą galime sveikinti Kauno Vyčio komandą su patekimu į BetSafe futsalo lygos finalą.